Aš tiesiog noriu daužyti galvą į sieną, kol numirsiu. Manau, mums reikia šiek tiek laiko atskirai. Gerai, ponia Gaslaideri, man nereikia, kad tu man sakytum, kas yra maža ar didelė. Tai yra kai kurie pranešimai tarp Mackenzie Šrilos ir Dominyko Russo, jaunuolio, jos tai išsiskirdavusio, tai vėl susitaikydavusio vaikino, kurį jį nužudė kartu su jų draugu, kai įvažiavo automobiliu į sieną 100 mylių per valandą greičiu. Perskaitysime jums kai kuriuos atviresnius pranešimus tarp Domo ir Šrilos, nes suprasti, kas vyko tarp šios poros, gali padėti mums bent šiek tiek suprasti, kas iš tikrųjų nutiko. Sveiki atvykę į Sidebar, kurį pristato Law and Crime. Aš esu Jessis Weberis. Gerai, prieš pradėdamas noriu jums papasakoti apie mūsų rėmėją, mūsų partnerį, nes jie turi programėlę, kuri, manau, jums labai patiks. Ji vadinasi Upside. Upside suteikia jums pinigų grąžą, papildomą pinigų grąžą už kasdienius pirkinius, tokius kaip kuras, maisto prekės, išsinešimui skirtas maistas. Taigi, štai ką turite padaryti. Parsisiųskite Upside nemokamai. Pasirinkate pasiūlymą vienoje iš daugiau nei 100 000 vietų. Atsiskaitote kaip įprasta savo kortele. Patvirtinate pirkimą ir štai taip, pinigai grįžta atgal. Tarkime, man reikia kuro arba vieną vakarą noriu užsisakyti maisto išsinešimui. Pirmiausia, ieškosiu Upside pasiūlymų. Ir po to, kai išleidžiu pinigus, jie atsiranda mano programėlėje ir galiu juos pervesti tiesiai į savo banko sąskaitą. O dažni Upside naudotojai vidutiniškai per metus susigrąžina $254. Taigi, norėdami pradėti susigrąžinti pinigus, spauskite nuorodą aprašyme arba nuskanuokite QR kodą. Būtinai naudokite reklamos kodą Sidebar, nes gausite papildomus 25 centus už kiekvieną galoną, kai pirmą kartą pildysite baką. Dabar pereiname prie temos, kurios dar neaptarėme savo Mackenzie Šrilos bylos apžvalgoje. Tai yra žinutės tarp Dominyko Russo ir šios nuteistos žudikės. Aš jums perskaitysiu nemažai šių susirašinėjimų ir tai svarbu. Tai svarbu, nes suprasti tą dinamiką, suprasti šios santykius yra raktas bandant suvokti, kas čia įvyko, bandant suprasti Šrilos argumentus, kad ji to nepadarė tyčia. Ir noriu tai susijęti su tuo, apie ką kalbu, nes Mackenzie Šrila buvo pripažinta kalta byloje be prisiekusiųjų, kurią sprendė teisėjas. Tai reiškia, kad teisėjas nusprendė, ar ji kalta ar nekalta. Ji buvo pripažinta kalta teisėja per teismo posėdį dėl 4 kaltinimų žmogžudyste, 4 sunkaus užpuolimo epizodų, 2 sunkinančių aplinkybių transporto priemonės žmogžudystės epizodų, 1 narkotikų laikymo epizodo ir 1 nusikalstamų įrankių laikymo epizodo. Visa tai susiję su 2022 m. Liepos 31 dienos automobilio avarija, per kurią žuvo jos vaikinas Dominykas Rusas ir jų draugas Davinas Flanaganas. 17-metė stipriai nuspaudė akceleratorių, nė karto nebandė stabdyti. Tai nurodoma tyrimo ataskaitose. Ji pervažiavo bortą, pralėkė pro verslo iškabą ir atsitrenkė į plytinę sieną. Ir Šrila nuo to laiko tvirtino, kad visiškai neprisimena avarijos ar net tų kelių minučių iki jos. Ji ir jos šeima teigia, kad jai diagnozuotas POTS sindromas, medicininė būklė galinti sukelti galvos svaigimą, alpimą. Jie teigia, kad Šrila turėjo nualpti, todėl ir nuvažiavo nuo kelio. Teisme dėl to kalbėsiu aiškiai. Oficialios POTS diagnozės nebuvo, ji nebuvo pateikta. Nebuvo jokių įrodymų apie automobilio gedimą. Nebuvo pateikta, kad ji būtų buvusi stipriai apsvaigusi. Po 2023 metų teismo procesui buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos, suteikiant galimybę prašyti lygtinio paleidimo nuo 2037 metų. Tačiau dabar ji vėl atsidūrė žiniasklaidos dėmesio centre. Labai daug. Daugiausia dėl Netflix dokumentinio filmo Avarija, kuriame ji pasirodo prieš kamerą, duoda interviu iš kalėjimo ir sako, kad ji nėra pabaisa. Kad nebuvo jokio ketinimo, kad ji mylėjo Domą. Tačiau yra įrodymų, kad ji anksčiau vairavo neatsargiai. Buvo pasakojimų, kad ji susipykdavo vairuodama. Buvo įrodymų, kad ji neatrodė gailinti po to, ką padarė. Taigi, prokurorai iš esmės teigia, kad jį tyčia sukėlė avariją, ypač atsižvelgiant į tai, kad buvo įrodymų, jog Dom vos prieš kelias savaitės bandė su ją išsiskirti. Tačiau buvo ir žinučių nuo Šrilos Domui, kuriuose jį teigė esanti Dom auka. Pavyzdžiui, anksčiau buvo žinučių nuo Šrilos vienam iš Dom šeimos narių. Ir aš jums kai kurias iš jų perskaitysiu, o tada pereisime prie Dom ir Šrilos bendravimo. Bet pavyzdžiui, yra tokia žinutė, kurioje Mackenzie Šrila rašo šiam šeimos nariui. Ar gali ateiti pasimti Dom? Jis ką tik pagriebė mano vairą greitkelyje, bandydamas priversti mano automobilį nekontroliuojamai apsisukti ir mane sužeisti. Atvirai kalbant, aš negaliu nusiraminti, kai jis ką tik bandė atimti man gyvybę. Jis šiandien bandė atimti man gyvybę ir pasakė, nori mirti? Taigi, noriu pereiti prie šių žinučių tarp Dominyko Russo ir Mackenzie Šrilos prieš avariją, gerai? Ir tai yra iš metų prieš tai, taip pat ir, žinote, palyginti neilgai prieš šį įvykį
Ir ką šios žinutės gali mums pasakyti? Žinote, tyrėjų sudaryta telefono duomenų ištrauka atskleidė visas šias poros žinutes, kurios siekia net 2020 m. sausį. Tūkstančiai ir tūkstančiai žinučių tarp poros, kuri, kaip vėlgi atrodo, turėjo labai toksiškus, nuolat nutrūkstančius ir vėl atsinaujinančius santykius. Ir aš tikrai noriu pabrėžti kai kurias poros pokalbių dalis. Mes negalime visko peržiūrėti, bet beje, jei jūs domina, jei norite pasižiūrėti visus pokalbius, visas žinutes, manau, jų yra beveik 32 000 puslapių. Šiuo metu visą tai galima rasti Law and Crime Plus programėlėje. Turime Mackenzie Shirila bylos aplanką. Jei jūs domina, viską galite ten peržiūrėti. Tačiau dabar noriu atkreipti dėmesį į kai kurias žinutes. Beje, tai tik žinutės. Nors pora atrodo bendravo ir socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Instagram ir Snapchat. Beje, turiu pasakyti, kad šios žinutės buvo pateiktos kaip įrodymai jos teismo procese. Pranešama, kad kaip įrodymai buvo pateikta daugiau nei 93 000 žinučių. Sveiki atvykę į skaitmeninį amžių. Štai tokie jauni santykiai, tiesa? Taigi Širilo žinutės rodomos žaliai, Domo mėlynai. Mes jas rodysime, kai jas aptarinėsiu. Ir failo viršuje. 2020 m. sausį Širilas siunčia šias žinutes. Ir tai jau pradeda suteikti jums supratimą apie to meto santykių dinamiką. Citata, ar ne? Kodėl nesakai, atrodai taip gerai, Kenzie? Kodėl taip elgiesi? Citata, netempk manęs žemyn, pakelk man nuotaiką. Dauguma poros žinučių tuo laikotarpiu sukosi apie tai, kad Širila atrodo norėjo visą savo laiką, visą laisvą laiką praleisti su Domu. Ir jie atrodo vis rašo jam žinutes apie tai, kada jie galėtų susitikti, kada jie galėtų atvykti pas jį į namus, kada jie galėtų nueiti pavalgyti. Tačiau šiuose pokalbiuose Domui, manau, galima būtų teigti, norėjosi šiek tiek daugiau erdvės. Ir būtent tai sukėlė konfliktą. Tai ir privedė prie didelio barnio. Pavyzdžiui, tai yra iš 2020 m. sausio 14 dienos citata. Leisk man užeiti, liūdnas veidas. Citata. Ne, nuo šiol tau tiesiog reikia eiti namo po mokyklos. Mano klaida. Dar viena, ir tikriausiai negalėsiu ateiti prieš mokyklą. Širila atsako didžiosiomis raidėmis. Ką? Tu gali taip su manimi pasielgti, tada pati save pataiso. Negali, tu negali. Domas atsako, jei būčiau paprašęs tavęs eiti namo, vis tiek būtum supykusi. Tada seka keli pranešimai didžiosiomis raidėmis nuo Širilos. Tu žiaurus. Tu su manimi elgiesi kaip su o aš su tavimi elgiuosi kaip su knistų dievu ir tu tai pasielgi. Dom toliau sako, kad jaučiasi lyg jį dusintų, į ką Širila atsako, aš tiesiog noriu daužyti galvą į sieną, kol numirsiu. Dom atsako, būsiu atviras, šitas tiek kartų jau nutiko, kad man tiesiog neberūpi. Ir nors beje Širila vis dar mokosi vidurinėje mokykloje, ji galiausiai persikėlė gyventi pas Domą į namą, kurį jo motina turi šalia savo namų. Ir per vieną pokalbį sausio pabaigoje atrodo, kad Dom ir Širila abu yra jo namuose. Bet galbūt žinote, skirtingose kambariuose ir susirašinėja žinutėmis vienas kitam. Nes Širila maldauja jo duoti jai, cituoju, the best, kas pagal visus duomenis atrodo kaip koncentruota kanapių forma. Cituoju, prisiekiu, jei neišeisi, aš išprotėsiu. Aš išeinu, man tik reikia kanapių koncentrato, brangusis. Ir atsakymas didžiosiomis raidėmis, aš neturiu. Šių pokalbių rinkinys atskleidžia, kaip dažnai jų santykiai per daugelį metų buvo tai nutrūkstantis, tai vėl atsinaujinantis. Jie nuolat išsiskirdavo, o paskui taip pat greitai vėl susitaikydavo. Ir nepamirškite, abu jie labai jauni. Jie buvo paaugliai, kai susipažino. Žinote, Širila buvo 17 metų, ji ką tik buvo baigusi vidurinę mokyklą, kai įvyko avarija. Ir kita vertus, suprantama, kodėl emocijos buvo labai stiprios, bet kartais tai matyti vien tik iš žinučių. Ir aš žinote, neturiu asmeninių žinių apie jų santykius, bet vien pažvelgus į žinutes, o kartais žinutės gali daug ką atskleisti, atrodo, kad kai kuriais momentais viskas buvo nekontroliuojama. Žinote, anksčiau minėjau pokalbius, kuriuose Širila rašo šeimos nariui, bet pažiūrėkite į tai. Pavyzdžiui, čia yra jų dviejų pokalbis iš 2020 m. kovo mėnesio. Dom sako, man nepatinka su visu tuo tvarkytis, brangioji. Širila atsako, aš prašau tik 3 dalykų. Jokių merginų, leisk laiką su manimi ir rodyk meilę. Ne vienas iš jų nėra sunkus. Jeigu gali visą dieną važinėti aplink be tikslo, tada gali rasti būdą pamatyti mane. Tu darai tiek daug sunkesnių dalykų savo gyvenime. Dom atsako, manau, mums reikia šiek tiek laiko atskirai. Ir tada jie atrodo pradeda pykti sakydama, Domai, liaukis dabar pat. Atsiliepki telefoną. Mes to daugiau nedarysime. Mes nedarysime jokios pertraukos. Atsakyk žinute, kad tu man taip nedarysi. Padėk, netrauk manęs.
Mes tikrai nesiskirsime, Domai. Aš tiek daug darau, tiek daug dėl tavęs. Ir tu taip sakai. Kitą dieną Šarila vėl siunčia ilgą žinučių eilę. Ei, brangusis, ką dabar veiki? Domai, atsakyk, Domai. Vau, aš supykau. Atsakyk dabar pat. Aš taip supykau. Domai atsako, mažai baterijos. Dabar noriu šiek tiek peršokti į priekį laikę. 2021 metų vasara. Maždaug prieš metus, kai Šarila įvažiavo savo automobiliu į plytinio pastato sieną, nužudydama savo vaikiną ir jų draugą poną Flanaganą. Šarila ir Dominykas vėl ginčijasi šiuose žinutėse, kur Šarila sako, aš rimtai baigiau, nenoriu tavęs matyti. Jei tau jau viskas dėl tokio menko nepatogumo, tai gerai, tebūnie. Gerai, ponia manipuliuotojau, man nereikia, kad tu aiškintum, kas yra smulku ar svarbu. Džitesė, pats susiras, kaip patekti į išleistųjų vakarėlį šį vakar. Rimtai, man jau gana. Kodėl tau gana? Nes nedaviau tau nemokamai žolės? Ir tai dar vienas pavyzdys, kaip matyt Domira, žinai, Širilos pažįstamas, iš kurio galima gauti marihuanos. Bedžia, jos organizme buvo kanapių, jos organizme buvo THC avarijos metu. Ir ji dažnai, žinai, internete keldavo vaizdo įrašus ir nuotraukas, kuriuose atrodo, kad rūko žolę, naudoja bongą. Buvo netgi kaltinimų, kad ji tai darė vairuodama. Vėliau tame pačiame pokalbėje Širila rašo, kodėl aš norėčiau vykti atostogauti su žmogumi, kuris net negali man duoti 1 gramo nemokamos žolės. Noriu pereiti prie kitos dalies. Šį kartą noriu pereiti prie 2022 metų sausio. Taigi, mūsų nuomonė šiuo metu santykiai tarp Makenzi Širilos ir Dominyko Ruso atrodo pasikeitė. Nes manau, kad galima būtų teigti, jog šiuo metu Makenzi Širila atrodo labai agresyvi, menkinanti. Ir manau, kad galima būtų sakyti piktą. Pateiksiu jums pavyzdį. Širila rašo, Domai, pradėčiau rašyti žinutes dabar, nebent nori problemų, nes elgiesi keistai kaip velnias. Pradėčiau rašyti. Domas atsako, ne. Ji rašo, dabar pat. Jis sako, tu irgi elgiesi įsiaudrinusi kaip velnias. Bet Širila toliau spaudžia. Pradėčiau aiškinti dabar pat. Aš nebandysiu su tavimi kalbėtis, kai esi pikta, nes tu man nesakai. Nors klausiau 780 kartų. Turi 5 minutes. Ir per šį ginčą arba per kitus ginčus Širila kelis kartus sako, kad nustato laikmatį savo telefone kokiam nors atsitiktiniam skaičiui. Ir jei Dominykas neatsako arba nepadaro to, ko ji norėjo, kai laikmatis išsijungia, viskas baigta. Taip pat būdavo atvejų, kai Dominykas paminėdavo Širilos aktyvumą socialiniuose tinkluose, nes ji gana dažnai skelbdavo įrašus Instagram ir TikTok, dažnai vilkėdama gundančius drabužius ir pozuodama. Jiedu šį pokalbį turėjo 2022 metų sausį. Citata. Aš tiesiog noriu suprasti, kodėl tu taip keli nuotraukas. Aš suprantu, atrodo gražiai, bet man atrodo, kad tu vis tiek gali atrodyti gražiai, neskelbdama tokių provokuojančių nuotraukų. Aš rimtai noriu suprasti, nes kiekvienas kitas vaikinas irgi elgtųsi labai agresyviai. Rimtai, aš elgiuosi ramiai, o tu elgiesi nebrandžiai, tiesiog padėdama ragelį. Vėliau pokalbėje Makenzi Širila parašė, jei negali susitvarkyti su bloga mergaitė, tada B ir išeik, man nerūpi. Kipo, kas per B? Nereikia manęs versti jaustis nesaugiai vien todėl, kad pats toks esi. Ji taip pat vienu metu pasakė, šį rytą tau taip gerai sekėsi, tipo, kas per b... Ir tai taip pat svarbu. Yra atvejų, kai jie kalba apie tai, kad Širila, kaip teigiama, vairavo išgėrusi, nes yra toks jų susirašinėjimas. Ji sako, kad jai baisu. Citata. Aš važiuoju namo pas tave. Dominykas klausė, tu girta? Kodėl tau baisu? Jie atsako, rajone ir aš truputį girta. Štai jo patarimas. Vairuok ramiai, bet nuvažiuok ten, kur reikia ir viskas bus gerai. Nežiūrėk į nieką ir neatkreipk į save dėmesio. Niekas nieko nedarys. Gana baisu pagalvoti apie paauglį vairuotoją, kuris turi mažai patirties, vairuoja girtas ir dar rašo žinutes. Noriu apie tai pakalbėti. 2022 metų Liepą. Taigi mėnesio pabaigoje Dominykas jau bus miręs. Tevijonas būtų miręs. Šarila būtų ligoninėje ir ji turėtų rimtų sužalojimų, teigdama, kad nieko neprisimena apie avariją ar kas įvyko prieš tai. Vėlgi, ji tvirtino, kad tikriausiai buvo praradusi sąmonę. Štai ilga žinučių eilė nuo Makenzi Šarilos rašytų Liepos 2 dieną. Vėlgi, tai buvo tik kelios savaitės prieš tai, kas įvyko. Citata. Tu esi melagis ir visada toks būsi. Šypsenėlė. Negali ištesėti nė vieno pažado, kurį duodi. Tu nežiūri į santykius rimtai. Tau atrodo, kad tai kažkoks žaidimas. Tu gadini savo gyvenimą ir tau bus tikrai gėda, kai pamatysi. Taigi taip, aš grįšiu šį vakarą. Aš vienintelis, kuris laiko šios santykius kartu. Jei nori, kad šie santykiai turėtų bent kokią galimybę pavykti, pradėsi greitai stengtis ir atsakinėti apgalvotai. Dom atsako,
Kenzie, aš nesiginčiu su tavimi. Tai gyvenimo švaistimas. Po kelių minučių jam atsiunčia nuotrauką, nors sunku pasakyti, kas joje pavaizduota. Jis išreiškia savo nusivylimą, kad ji atrodo nori viską baigti, bet tada vėl pradeda su juo kalbėtis lyg niekur nieko. Ir to paties pokalbio metu, likus vos 4 savaitėms iki Dom mirties, jis parašė šiuos šiurpius žodžius. Žemėje liko labai nedaug laiko. Iš tikrųjų, būtent į šią žinutę noriu sutelkti dėmesį, gerai? Žinutė apie išsiskyrimą. Kenzie, tu žinai, kad tave myliu, bet nemanau, kad šiuo metu turėtume būti kartu. Žinai, gyvenime nėra daug laiko, tiesa? Norėčiau tikėti, kad galėtume nustoti ginčytis, bet kiekvieną savaitę vyksta išsiskyrimo barniai. Nei vienas iš mūsų to nenusipelnė. Nenori nuolat ginčytis. Žinau, kad ir tu nenori. Bet kas būna su kuo nors kiekvieną savaitės dieną, neišvengiamai susipyksta. Jei negalime šiek tiek pabūti atskirai, tik dar labiau pyksimės. Nenoriu, kad galvotum, jog tave palieku. Norėčiau, kad viskas pavyktų, bet nemanau, kad šiuo metu tai įmanoma, ypač su visais grasinimais. Turėtume tiesiog išsiskirti, kad abu galėtume rasti laimę kažkur kitur. Ir atrodo, po kelių valandų buvo atsiųsta dar viena žinutė, kurioje Šarila klausiama, ar ji nori pabandyti viską išspręsti. Ir kas buvo? Tik po 2 savaičių įvyko dar vienas svarbus incidentas. Pasak liudininkų, Domantas kalbėjosi telefonu su Makenzie, kai Makenzie pagrasino sudaužyti automobilį, kuriame jie buvo. Pasak Šarilos, Domantas buvo tas, kuris griebė vairą ir pasakė, kad sukels avariją. Jie ginčijosi dėl to, kas įvyko, vėlesnėme susirašinėjime žinutėmis. Ir tai tikrai šokiruoja, žinant, kas nutiko vos po kelių dienų. Citata. Jei nematai, kas yra sugadinta ir ką reikia taisyti, tuomet nėra prasmės šiems santykiams. Vakar tu beveik užbaigiai mano gyvenimą, arba galėjai jį užbaigti. Ir tavo mamai rūpėjo tik tai, kad tu nepatektum į kalėjimą. Bedžia, aš daugiau niekada nekalbėsiu su tavo mama, nebent jie atsiprašys. Po Domanto ir Davijono mirties mes padarėme visą atskirą epizodą apie tai. Makenzie Šarila daug rašo Domanto mamai, yra daug bendravimo pirmin ir atgal. Ta atskirą epizodą galite pažiūrėti mūsų YouTube puslapyje. Bet vėlgi, atsakydamas į šį pokalbį, Domantas sako, aš nieko nebandžiau padaryti. Į tai jie atsako. Dar vienas atsakymas, kuris nebandys to ištaisyti ir aš tave užblokuosiu. Duok man dar vieną prakeiktą atsakymą, kuris nieko neatsako ir pažiūrėk, kas bus. Aš tik sakau, kad nebandžiau mūsų nužudyti. Tikrai to nedariau. Ir jie kurį laiką suka ratus, o Šarila sako, jei tu nesugebi ištaisyti nieko, ką vakar padarei ir negali atsiprašyti, aš žinau, ką tu padarei blogai ir kaip užkirsti tam kelią ateityje. Tada aš nebūsiu su tavimi. Aš nebūsiu su smurtautoju. Ir Dominykas sako, aš atsiprašiau. Jis pakartoja, aš nesistengiau niekam atimti gyvybės, tu turėtum tuo tikėti. Šarila sako, kodėl turėčiau tuo tikėti, jei tu tai padarei? Kaip aš galiu patikėti, kad tu daugiau niekada to nepadarysi? Negaliu, nes nežinau tavo ribų. Žmogus, kuris mane myli, niekada taip nepasielgtų. Niekada. Aš net negalėčiau to padaryti, net jei tu man lieptum. Bet matyt, tau tai kitaip. Vėliau Dom sako, tu gali išsitraukti peilį, pasakyti, kad mane durysi. Aš likčiau su tavimi. Bet Šarila atsako, aš neketinu švaistyti savo laiko su žmogumi, kuris mano, kad mano gyvybė tau nieko neverta. Niekada nemaniau, kad galėtų man taip pasielgti. Maniau, kad visada mane saugosi, bet kiekvieną dieną sužinome apie vienas kitą kažką naujo. Domis atsako, aš niekada nebandyčiau tavęs nužudyti, lol. O paskutinės žinutės ataskaitoje yra nuo Šarilos Domui, Liepos 30D, apie 1:30 val. Ryto. Ji prašo jį ką nors pritildyti arba išjungti, nes, cituoju, tai erzino ir buvo garsu. Taigi, galiausiai, žiūrėkite, tai tiesiog įdomi perspektyva, liūdna perspektyva apie tai, kas galbūt vyko užkulisiuose. Tai galėjo kažkaip prisidėti prie Makenzie Šarilos sprendimo tyčia sudaužyti tą automobilį. Ir nepamirškite, kad visus žinutės galite peržiūrėti patys Law and Crime Plus programėlėje. Tai viskas, ką šiuo metu turime jums šią sidebar. Labai ačiū, kad buvote su mumis. Ir kaip visada, prašome prenumeruoti mus YouTube, Apple Podcast, Spotify ar bet kur klausote savo tinklalaidžių. Taip pat mus galite rasti NBC Peacock platformoje. Jei norite mane sekti, X, Instagram, mano News Nation laida, Jessio Weberio laida gyvai pirmadieniais, penktadieniais, 23:00 rytų laikų. Iki kito karto. Visi.